Ar kada pagalvoji, kiek paspaudimų padarai per dieną? Įdiegti, leisti, sutikti, patvirtinti. Tavo įrenginys yra kaip tavo gyvenamoji vieta. Kiekviena programėlė, kiekvienas leidimas – tai langas arba duris. Jei viską atidarai, nenuostabu, kad vieną dieną kas nors įeina ir neprašytas. Kartą Karolis paskubomis ieškojo PDF konvertavimo programos. Rado forumo nuorodą pavadintą geriausia nemokama versija. Parsisiuntė, įdiegė, konvertavo dokumentą. O po kelių valandų naršyklė pradėjo rodyti neaiškius langus, į elektroninį paštą pradėjo plūsti keisti laiškai, o draugas rašo: "Hei, Karoli, kodėl man siunti nuorodą į kažkokią loteriją?" Pasirodo, buvo įdiegta programa, kuris slapta prisijungė prie jo paskyrų ir jo vardu pradėjo siųsti žinutes kitiems. Programų pasaulis platus. Nuo kasdienių Spotify, Word ar WhatsApp iki sisteminės įrangos, kuri veikia fone. Pavyzdžiui, Windows ar Android. Yra ir įrankiai programuotojams bei tvarkyklės, leidžiančios kompiuteriui bendrauti su tavo ausinėmis ar kamera. Tačiau svarbiausia yra tai, kaip ši programinė įranga sukurta. Saugios programos prasideda nuo plano. Kokie duomenys bus saugomi, kaip jie bus apsaugoti. Vėliau saugaus kodo rašymas, testavimas, o galiausiai programą patikrina etiniai įsilaužėliai. Jie dar vadinami white hat hakeriais. Jie ieško silpnų vietų anksčiau, nei jas išnaudoja tikrieji kenkėjai. Jei manai, kad atsisiųsti nemokamą programėlę iš neaiškaus puslapio yra nekalta smulkmena, pagalvok dar kartą. Tokios programėlės dažniausiai slepia virusus, vagia slaptažodžius, seka tavo veiklą arba siunčia šlamštą tavo vardu. Jei dar naudoji seną neatnaujintą versiją, tavo įrenginys gali turėti saugumo spragų. Kai kurios programėlės atrodo naudingos, bet vos įdiegus telefonas sulėtėja, atsiranda reklamos arba neaiškios ikonėlės, o dar blogiau, jei žaidimas ar įrankis prašo prieigos prie kameros, mikrofono ar kontaktų, tokie leidimai yra rimtas įspėjimas. Saugios programėlės paprastai platinamos per Google Play arba App Store. Turi gerus įvertinimus ir aiškiai nurodo, kokių leidimų joms reikia. Telefone ar kompiuteryje laikai nuotraukas, slaptažodžius, banko duomenys, mokymos informacija. Visa tai yra verta daugiau nei nauja programėlė. Todėl būtina pasirūpinti saugumu. Įjunk automatinį atnaujinimą, įdiek antivirusinę, pašalink nenaudojamas programas. Kai įrenginys pilnas tų nenaudojimų programų, jis tampa ne tik lėtesnis, bet ir lengvesnis taikinys tiems, kurie žaidžia net tavo naudai.